Gerbiami žemaičiai, lietuviai, turiu didelį džiaugsmą, kad galiu šiandien, vasario 16, visus pasveikinti su valstybės atkūrimo diena. Vasario 16, didelė šventė visiems mums, nes valstybė tai mes visi esam, valstybė tai nėra vien tik teritorija arba valdžia. Mes esame valstybė ir mes atgavom nepriklausomybę po daugelių metų rusiškos okupacijos, rusiško jungo ir tai yra gerai. Daugelis valstybių pasaulyje yra išnykę, susiklostė aplinkybės tokios, kad buvo nukariautos, išnaikintas, asimiliuotas į daugelį vardų. Mes net nežinom, kokių buvo ir tautų. Mes lietuviai esam. Esam nedideli, sumažėję, labai esam susitraukę tą valstybę mūsų. Dėl daugelį priežasčių istorija buvo negailestinga, bet šiandien mes kalbam lietuviškai, turim savo valstybę, turim savo tvarką ir pilna teisė valstybė esam toj pasaulio valstybių šeimoje. Tai ir labai gerai. Ir niekada neužmirškim. Istorijos neužmirškim, nes viskas gali pasikartoti. Atsiminkim nepriklausomybę, mes atgavom nuo ko nepriklausomybę, nuo rusiškos imperijos. Tai kaimynai mūsų Rusija banditų valstybė, banditų valdoma valstybė, plėšikų, kraugerių valdoma valstybė. Jų tikslas buvo valstybės, jie nenorėjo niekada ramiai gyventi, normaliai draugauti savo kaimynais, prekiauti, ne, jie norėjo žudyti, naikinti, griauti. Ta jie darė, tą daro šiandien. Tai banditų valkatų valstybė, nuo jos reikia atsitverti, atsiriboti, viską reikia panaikinti, kas jų įtaka, kad jų nebūtų jokios įtakos. Tai ir įtaka tik tai bloga. Tai niekada neužmirškim, kad nepasikartotų. Visada žinokim, su kuo reikia draugauti, nuo ko reikia bėgti, nuo ko reikia atsitverti. Tai Rusija, banditų valstybė. Jie mus skriaudė, mes tada buvom, atsimenat istoriją, nusilpnę buvom, jie nepraleido progos. Užpuolė, išžudė, mūsų vardas buvo dingęs iš žemėlapio, Lietuvos tokios nebebuvo, tapom kažkokią guberniją, kažkokių tų valkatų valstybės guberniją tapom. Jie draudė mums ir rašyti, atsimenat, rašto ribojimai buvo, viskas, mes buvom antraeiliai, trečiaeiliai žmonės, trečiarūšiai, jie buvo pirmarūšiai. Tai tikiuosi, kad daugiau taip nebus, nors ta valstybė yra įžūli, agresyvi valstybė. Tai mes matom, jie dabar kitą taikinį pasirinko, ukrainiečių žudo, panaši kalba, panaši istorija, jiems nesvarbu. Jie saviškiams yra daugiausiai Rusijai pakenkusi savo gyventojams, savo piliečiams. Jie žudė milijonus saviškių, todėl jiems yra nieko švento. Taip kad gerbimi lietuviai, sveikinu jūs, džiaukimės, mes esam laisvi, mes turim savo valstybę, turim savo kalbą, turim savo tvarką, papročius, vardus turim lietuviškus, pavardės lietuviškus turim. Ir džiaukimės, kad netapom mes Ivanovai, Marozovai. Tiek betrūko, nedaug betrūko, jau atsimenu. Jau buvo parašyta, parduotuvių pavadinimai buvo jau rusiški, gatvių pavadinimai rusiški buvo. Tikiuosi, kad daugiau taip nebus. Puoselėkim laisvę, puoselėkim valstybę, nepasiduokim provokacijom, provokatorių, kurie prisiskaitė rusiško naratyvo, pasakoja pasakas čia mums visiems. Tai ir savanaudžiai, tai yra pusiau gyvuliai, pusiau žmonės jie yra, tik tai su drabužiais, viduje gyvuliai yra. Nepasiduokim, būkim patriotai, auginkim vaikus savo, mokykim patriotizmo ir nebijokim pasakyti, kad mes esam lietuviai, kad mes esam žemaičiai, nebijokim pasakyti, kad mes tokie esam. Tai džiaukimės. Tai vasario 16, gerbimi lietuviai, sveikinu, švęskite šventę ir didžiuokitės, kad esate lietuviais. Ačiū dėmesį.